Labadiena, čia laida Krepšinio savaitė ir šiandien dėmesys Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertui kviečiu žiūrėti. Bene svarbiausias metų krepšinio renginys Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas trečią kartą per turnyro istoriją surengtas sostinėje. Mes keliamės į pirmąjį pusfinalį, kuriame susitiko Vilniaus Wolfsbet ir Klaipėdos Neptūno ekipos. Pirmoji pusfinalio dvikova pasižymėjo lygia ir atkaklia kova, o Klaipėdos Neptūnas po finalinio švilpuko triumfavo 87-83. Tai pirmasis Neptūno patekimas į taurės finalą per klubo istoriją. Anksčiau geriausias Neptūno pasiekimas KBT turnyre buvo bronzos apdovanojimas, iškovotas dar pirmaisiais turnyro metais. Emocingame pusfinalyje netruko aistrų, susistumdymų ir dramatiškos bei įtemptos kovos. Po 3 kėlinių Neptūnas pirmavo 7 taškais, o dramatiškiausia rungtynių stadija prasidėjo likus 3 minutėms po Neito Johnsono dvitaškio. Tuomet Neptūnas įgijo 5 taškų persvarą. Dar po kelių minučių Vilkai bandė kilti į lempą šturmą ir mažino skirtumą iki 3 taškų. Tačiau pabaigoje atsilaikiusi Klaipėdos komanda šventė įspūdingą pergalę. O prie jos daugiausiai prisidėjo Dešiūras Bui pelnęs 22 taškus. Neblogai jam talkino ir kiti Neptūno legionieriai. Milesas Gesonas surinko 19, Neitas Johnsonas 16. Vilkų gretose 21 tašką surinko Anthony Kovanas, 23 Šanas Starmanas. Andrew Sokraitė 11 taškų, tačiau šių pastangų Vilkams buvo maža. Kaip visada nemažą intrigą dovanoja Citadelė KBT snaiperio konkursas. Šį kartą vyko pirmąją finalo ketvirto dieną tarp pusfinalio susitikimų. Puikiame finale triumfavo Utenos Juniklabet Juventus atstovas Laurynas Beliauskas, pranokęs Vilniaus Wolfsbet žaidėją Arnoldą Kulboką. Pirmajame etape ryškiausiai pasirodė Šiaulių atstovas Eimantas Stankevičius, kuris pelnė 23 taškus. Tačiau pusfinalėje jo taiklumas siekė vos 15 taškų. Be jo, Beliausko ir Kulbokos pusfinalyje taip pat varžėsi ir BCF vienas šūvis 2025 konkurso nugalėtojas 15-metis Šarūnas Knyčius. Pastarasis pusfinalyje surinko 11 taškų ir į finalą nepateko. Na, finalinė Beliausko ir Kulbokos kova tapo tikra turnyro puošmena. Pirmasis metė Arnoldas Kulboka. Jis pelnė 22 taškus. Tačiau Laurynas Beliauskas mėtė dar taikliau, surinko 26 taškus. Ir jam iki visų laikų rekordo snaiperio konkurse trūko viso labo 1 taško. Laurynui Beliauskui taip pat atiteko ir rekordinė 10 000 eurų premija. O dabar grįžkime prie krepšinio aistrų. Antrajame Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirto pusfinalyje tarp Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio ekipų didesnių staigmenų neužfiksuota. Žalgiris 79-56 įveikė panevėžiečius. Kauniečiai 10 kartą iš eilės pateko į turnyro finalą ir jame gynė nuo 2020 Kauno nepaliekantį Karaliaus Mindaugo taurės titulą. Daugiausiai prie šios pergalės prisidėjo Lodi Volgeris pelnęs 19 taškų, Igno Brazdeikio Kraityje 16. Silvainas Francisko pridėjo 14, o Deividas Sirvydis surinko 10 taškų. Kai Žalgirio gretose 4 krepšininkai surinko dviženklį taškų skaičių, Panevėžio komandoje tokių yra tik 2. Mantas Rūštavičius pelnė 14, o Džordžio Gagičius surinko 10. Jo pirmajame kėlinyje Žalgiris įgijo dviženklį pranašumą. Ir nors panevėžiečiai bandė kovoti, tačiau jiems didesnio iššūkio Žalgiriui mesti nepavyko. Tad didžiajame finale susitiko Kauno Žalgiris ir Klaipėdos Neptūnas, o Wolfsbet ir 7bet Lietkabelio komandos aiškinasi santykius mažojoje dvikovoje dėl bronzos. Labiausiai nelaiminga praėjusio savaitgalio komanda Vilniaus Wolfsbet, kuri pralaimėjo ir pusfinalį, ir rungtynes dėl 3 vietos. Tuo metu Panevėžio 7bet Lietkabelio ekipa 191 įveikė savo varžovus ir papildė Karaliaus Mindaugo taurės medalių kolekciją. Pirmoje dvikovos dalyje Vilkai turėjo net 13 taškų pranašumą, tačiau jo šeimininkai neįsaugojo, o po pertraukos galiausiai sugriuvo. Karjeros rungtynes mažajame finale surengė Aleksandras Kovliaras. Lietkabelio legionierius iš Ukrainos pelnė net 30 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 38 naudingumo balus. Dar vienų finalo ketverto emocingų rungtynių rezultatyviausias Vilkų krepšininkas Šanas Starmanas pelnęs 28 taškus. Markas Blaževičius surinko 21. Medalius KMT finalinėme ketverte Lietkabelis iškovojo jau 9 kartą iš eilės. Ir tai 5. panevėžiečių bronza. Tuo tarpu Vilkams pirmojo rimtesnio apdovanojimo dar teks palaukti. Lietkabeliui atiteko ir solidesnė piniginė suma – 15 000 eurų, o pralaimėję tenkinosi 10 000. Dabar metas nusikelti į pagrindinį šventės akcentą – lemiamą auksinę kovą tarp Kauno Žalgirio ir Klaipėdos Neptūno. Finalinė turnyro dvikova tapo krepšinio savaitgalio puošmena ir vienu įsimintiniausių Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalų.
Neptūno krepšininkai buvo per milimetrą nuo sensacijos, tačiau Kauno Žalgiris atsilaikė, šventė pergalę 91-89 ir 6 kartą paeiliui iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę. 3 kėlinius pirmavęs Neptūnas leido Žalgiriui paskutinėmis rungtynių minutėmis įgyti dviženklį pranašumą, tačiau klaipėdiečiai nepasidavė, sumažino skirtumą iki 2 taškų, o likus žaisti 25 sekundės Deividas Gailius fantastišku tritaškiu išvedė Neptūną į priekį. Tačiau kitos atakos metu Deividas ir Vytis pelnė dvitaškį su pražanga. Neptūnas dar turėjo paskutinį šansą, tačiau Deivido Gailiaus visiškai laisvas tritaškis šį kartą skriejo pro šalį. 20 taškų pelnęs Ignas Brazdeikis tapo naudingiausiu turnyro krepšininku. Nuo jo perdėlik neatsiliko, Silaidas Francisko surinkė 16. Deširas Bui pralaimėjusiems pelnė 23, Neitas Johnsonas 22 taškus. Mindaugas Girčiūnas ir Deividas Gailius pridėjo po 10. Kauno klubui be čempionų taurės atiteko ir 40 000 eurų piniginis prizas. O kovingai atrodęs Neptūnas džiaugiasi 25 000 eurų suma. 2025 Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalas ko gero yra pats įsimintiniausias per visą turnyro istoriją. Ir simboliška, kad toks finalas nutiko jubiliejinio 10-ojo finalinio turnyro Vilniuje metu. Šią krepšinio šventę dar ilgai prisimins ne tik žaidėjai, treneriai, sirgaliai. Viską matė per televiziją, bet ir vienas aistruolis, kuris per vieną finalo pertraukėlę pataikė fantastišką metimą iš aikštės vidurio, kuris leido užsitikrinti 5000 eurų piniginį prizą. Būtent šį metimą jūs dabar ir matote. Šiuo metimu džiaugiasi ne tik susirinkę į finalą sirgaliai, bet ir Citadelė banko atstovas Vaidas Žagūnis, kuris finalą stebėjo iš pirmosios tribūnų eilės. Šiuo metimu leiskite pabaigti šiandieninę krepšinio savaitės laidą. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki pasimatymo kitose laidose.